Artėjant Kalėdoms, Kėdainių rajono savivaldybėje buvo surengtas dailės mokyklos moksleivių sukurtų darbelių konkursas. Savivaldybės darbuotojai iš beveik 100 darbelių išrinko 3 gražiausius. Jų autoriai 8-metis Ignas Ulinskas, 9-metė Urtė Hofmanaitė ir 10-metė Akvilė Špokaitė pakviesti į savivaldybę, kurioje konkurso nugalėtojus apdovanojo rajono meras Rimantas Diliūnas ir konkurso iniciatorė Rūta Švedienė. Gražiausių darbelių autoriams bei juos atlydėjusioms mamoms ir dailės mokyklos mokytojoms pranešta, kad šie darbeliai netrukus pasieks spaustuvę. Ten bus daromi maketai. Pagal gražiausiai atrodantį darbelį bus atspausinta daugiau nei 400 kalėdinių atvirukų, kurie kartu su Kėdainių rajono savivaldybės vadovų sveikinimais bus siunčiami ne tik į įvairius mūsų rajono kolektyvus, bet ir Seimo vyriausybės nariams, savivaldybių merams, taip pat mūsų rajono savivaldybės partneriams į 8 užsienio šalis. Tai sužinoję vaikai labai apsidžiaugė ir noriai pasakojo, kaip kūrė savo darbelius. Esu sukūrus per stiklą darbelį, 2 per stiklą darbelius ir šitą darbelį, kurį dabar laikau rankose. Kaip tau sekėsi, ar lengva buvo sugalvoti, kaip turi atrodyti kalėdiniai atvirukai? Sunku. O kaip manai, vaikams svarbu, kad jų darbeliai būtų pastebėti, kad juos kažkas įvertintų? Jo. Kaip tu darei šitą darbelį? Karpiau ir klijavau. Lengva buvo? Nelabai. Ar pirmą kartą tenka gaminti kalėdinį atviruką? Pirmą. Kaip tau sekėsi? Gerai. O koks jausmas sužinoti, kad tavo darbas yra vienas geriausių? Geras. Smagu būti apdovanotam? Smagu. Kodėl nusprendei dalyvauti konkurse? Nes pagalvojau, kad būtų labai smagu ir kažkaip, ir taip patinka piešti, visokius darbelius daryti. Ar tikėjaisi laimėti? Tikrai ne. Šis laimėjimas ar paskatins tave ir ateityje kurti panašius darbelius? Taip, tikrai taip. Kėdainių rajono savivaldybės vadovai į kėdainiečių vaikų kūrybą dėmesį atkreipia ne pirmą kartą. Dailės mokyklos auklėtinių darbai jau nesykį buvo vežami dovanų užsienio partneriams. Pastebėjus, kad vaikų rankomis sukurti originalūs darbeliai žmonės labai pradžiugina, nuspręsta vaikų kūriniais papuošti kalėdinius atvirukus ir taip garsinti jaunuosius kėdainiečius. Būtinai ant atvirutės bus parašyta, kas nupiešė, kiek metukų. Tai aš manau, kad čia stimulas vaikams piešti, dalyvauti konkursuose. Aš manau, kad iš tikrųjų šitos kalėdos jiem bus tikrai įsimintinos. Jo labiau, kad mes pasižadėjom ir pagaminę atvirukus pirmiausiai nusiųsti vaikams, jų šeimoms, mokyklai, kad įvertint, jų triūsą. Savivaldybės vadovų dėmesys kėdainiečiams vaikams ir jų kūrybai pamalonino ne tik konkurso nugalėtojus, bet ir jų tėvelius. Vaikus tai turėtų labai paskatinti, ypač tie, kurie gal nesitikėjo gauti to tokio apdovanojimo. Ir galvoju, kad dažniau gal turėtų būti tokie, tokie, bent jau pagerbimai, paminėjimai tų jų piešinukų darbelių ar kažkokios tai veiklos. Panašius konkursus rajono savivaldybė planuoja organizuoti ir ateityje.